Nu čia, pacanai. Pasilgot mūsų, ne? Toliau tęsim trojkės projektą. Kas toliau? Blet, dahuja vyksta visko. Iš tikrųjų, norėtume, kad greičiau viskas vyktų, bet vyksta, taip, šiaip sau. Tai žodžiu, šiandienos planas yra nusidažyti tai, ką matot. Tai yra kapotas, sparnai, durys abidvi. Dabar dėl ketvirčių, tai parodysiu. Ketvirčiai dabar mes juos buvom nudažę, bet pamastėm su kolega, kad nerizikuosim būtent dėl spalvos, nes aš jau seniai dažiau ją, nelabai aš ten pamenu kokie barai, taip toliau. Vien tik dėl spalvos, nes lakė blizgutis, jeigu čiut kažkas ne taip, kaip buvo praeitą kartą, viso, batai, nes pradeda skirti spalva. Susišiaušim dar ketvirčius dėl šventos ramybės. Dažom visą praktiškai, kas čia yra sušiauštis, skyrus stogą. Sparnus nusiimsiu, bamperius rytoj dažom, turėtų viskas kaip ir greičiau vykti. Ką dar pasakyti? Ai, tiksliai. Šitą laką dabar naudosiu kitokį, negu praeitą kartą naudojau. Naudosiu laką, kuris ale sudžiūna per 2-3 valandas. Buvau nuvaręs pas tiekėjus, sakau, kaip lakas, sako, huienas, lakas seniai nepasigailėsi, blėt, tikrai atvičiaju. Sakau, kai visą mašiną dažyti, sako, blėt. Nelabai gerai, nes per greit džiūnat. Hebra, aš, blėt, žmogus nuo dušios, netriuchlinu. Sakau taip kaip yra. Gausis bibys, pamatysit, kokia huinia gavosi. Jeigu gausis viskas gerai, vadinasi, gausis viskas gerai. Varam, klijuojam, susitiksim dažymo kamerai. Nu va, pacanai, va tai, va atrodo mūsų lakas. Net nepasakysi, kad lakas atrodo kaip dažas. Tai 5% marmalo pilta. Štai taip atrodo, šiaip labai įdomus efektas, nes padas yra juodas, lakas va toksai va, tai čia lako bus tik tai vienas sluoksnis toks ir gaunasi tokį rudumo mašiną. Tai dabar kas yra svarbiausia, kas yra baisiausia, nepridebesuot. Nes ant ketvirčio dar taip nesimatė, ar debesuojasi ar ne, lyg ir ne, gal kažkiek truputį, tai bet dabar ant kapoto, ble, tai tikrai jau matysis, ar debesuojasi ar ne. Tai kad kažkiek debesuosis tai taip, bet norėtųsi, kad labai baisiai nesidebesuotų. Tai pirmas sluoksnį dėsiu, kad praeinu detalę normaliai ir tada dar pabarstau ją trupučiuką, kad tą debesavimą nuimti. Ir tada antras, trečias jau švarus lakas. Tai va, važiuojame kamerą. Kas, pacanai, blėt, zdarova, na. Kiek jau seniai laiko praėjo nuo paskutinio video? Dahuja, blėt, turbūt kokį mėnesis, geras mėnesis jaučiu, ne? Čiūju kažkur tai mėnesis. Kaip ir sakiau, dušo žmogus esu. Sakiau, jeigu gausis pizda, tai parodys, kokia pizda gavosi. Tai gavosi tokia pizda, kad jie prosto vahuja, narhui. Žodžiu. Šitas vidosikas, suprasit, kad toks kaip ir iš dviejų, kaip ir vienas vidosikas, bet kaip ir du.
Nes turėjom padaryti, kad būtų viskas gerai ir vienam vidoskė, bet gavosi pyzena. Žodžiu, apibendrinant, dažėm visą mašiną. Pagal planą, jinai jau realiai pagal planą turėjo būti parsidavuščių. Bibis gavos, karočią. Tai žodžiu, dažė mašiną, gavosi bibis. Dabar kokios klaidos? O klaidų dachuja buvo. Aišku, labai gerai, kai ant savo mašinos, tai patirtis yra neįkainojama, bet kokios klaidos, blėt, nuo ko čia pradėti, seniai, nes šitų klaidų tai dachuja, na. Pradėkim gal nuo lako. Visų pirma, lakas netinkamas, per greit džiūna, žodžiu, batanako. Lakas netinkamas, dabar naudosiu kitą laką, brangesnis, lėtesnis džiūvimas, šiaip džiūna ganėtinai greitai, bet pats traukimasis prasideda tik tai po 10 kažkur minučių, tai tinkamas visai mašinai. Lakuot. Dabar pati dažymo visa esmė, irgi viskas žiauriai buvo chujovai daroma. Visų pirma, barstymas, nes šiaip dabar sunku labai kažką detaliai komentuoti, nes jau dachuja laiko praėjo, bet kiek atsimenu, gal nereiks trečią kartą dažyti visas mašinas, bet tai kiek atsimenu, chuйня gavosi, hebro, visiškai chuйня, visiškai kitaip reikėjo dažyti, net tokia sistema visiškai, bet dabar svarbiausia, kad supratom ir dabar jau tikiuosi, kad tikrai bus viskas zaibys ir pajudės šitas projektas galų gale, nes po mėnesį į vieną video daryti tai yra nesąmonė. Žodžiu, praeitą kartą dažiau, tai chujovas tas barstymas buvo, aš barščiau kiekvieną detalę atskirai, chuйня, nes kai tu dažai lakuoji, tas efektinis sluoksnis mūsų buvo. Tai kai aš lakavau, tai aš vieną detalę barščiau ir barščiau nuo čia iki činai. Ir gavosi, kas gavosi. Gavosi polna pizda. Nes va šitoje vietoje sustoju ir dabar įsivaizduokit toliau kitą detalę lakuoju, vėl iki čia. Ir čia pas mus gavosi tokie raudoni bledryžiai. Ban. Kapotas lygiai tą pati chuйня. Tai čia nesąmonė. Dabar darysim visiškai viską kitaip. Tai dabar ką darysim kitaip? Tai lakas kitas. Dabar pati sistema dažymo. Prieš tai dėjau blizgutį į laką, bet pamačiau, kad nahu įdėti laką, nes paskui labai sunku tą laką sulieti, tai dėsim į binderį patį blizgutį. Tai padas bus juodas ir dėsim į binderį blizgutį. Pats blizgutis dabar bus kitoks, nes mes šedėjom šrotą, atrabotkime, šedėjom šitą. Tai nelabai tinka, nes to atrabotkiai buvo pigmento raudono, o pigmentas raudonas ne blizgutis, tiesiog tokia spalva raudona. Tai mums šito dalyko nereikia, mums reikia tik tai blizgučio. Tai dabar dėsim blizgutį, dėsim į binderį, ne į laką. Tada barstysim, barstymas bus visai kitoks, barstysiu visą mašiną. Tai kapotas kapotų, dabar pavyzdžiui šitą šoną, tai barstau, visą šoną, jokių sustojimų, visą nusibarstyt. Ir turėtų pagalėdėję viskas būti gerai, tai kaip ir sakiau, hebra, jeigu bus pizda, parodysim kokia pizda, gaila neparodėm, kaip jinai atrodė prieš tai. Ne dėl to, kad pamoina buvo rodyti, o dėl to tiesiog, kad, visų pirma, mes planavom jau filmuoti, kaip jinai atrodo, bet buvom pamiršę atminties kortelę hatai, tai visą susišiaušiam, dabar beliko ją apsiklijuoti antrą kartą ir bandyti antrą kartą dažyti, tai bandysim visai kitaip dažyti. Ir dabar jau, kai žinom, kokios buvo padarytos klaidos, dabar jau tikrai turėtų, manau, būti viskas gerai, tai bandom dažyti, nudažyti, parodom, kaip viskas atrodo ir eilinį kartą pasikartosiu, jeigu bus pizda, tai bus polna pizda. Ir viską parodysim. Tai, nežinau, su draugeliu kalbėjom, kad gal jeigu bus pizda, tai nahu išsidaužysim šitą mašiną. Arba kokių bombų pridėsim ir susprogdinsim. Bet nieko, kaip ir sakiau, patirtis neįkaima. Tai ką, važiuojam? Bam! Всё, hebra, apklijuotas. Tikėkime, kad paskutinį kartą, nes rašėjas sakė, jeigu ne, tai... Tai va, viskas apklijuota, slenkščių neklijavom, vis tiek viskas ten pasislėpė. Tai dabar koks mūsų planas? Eisim, ruošimės dažus, žiūrėjau, turėtų užtek dažų. Pirmas padas, kaip ir praeitą kartą dažomas, juodas. Visa mašina juodai nusidažo, tada dedam blizgutį į binderį, ne į laką į binderį, tada paskutinį sluoksnį nusibarstom. Tada žiūrėsim, ar vieno sluoksnio užteks, ar dviejų, čia jau pagal efektą. Tai galėsim parodyti ant kokio kampuko, kur labai nesimato, su nuriebalintųjų pasipūsim, su šviesa ir žiūrėsim, koks efektas vyksta. Ar reikia dar vieną sluoksnio ar ne. Jeigu reikia, dedam, jeigu nereikia, tada lakuojam. Nusilakuojam viską ir viskas. Važiuojam.
Žigabugulė. Čia, pacanai. Judam, tai dabar nupūsta, kaip matot, juoda. Bazė, pagrindas yra juodas. Tai iki šiol mes viską darėm tą patį, ką ir darėm prieš tai. Viskas yra identiškai. Dabar jau prasideda mūsų visi pakeitimai. Patirtis, blėt, atsiranda. Tai žodžiu, ką mes dabar pakeitėm. Tai, kaip ir minėjau, prieš tai dėjom blizgutį, bazę šiek tiek blizgučio dėjom į laką su pigmentu. Ir pas mus gavosi huine, žodžiu. Tai dabar ką mes pakeitėm? Tai turim dabar binderį, užsimaišėm binderio ir į binderį 10% įdėjom aukso. Ir dabar tas auksas, nežinau ar matosi, bet jis yra visiškai be pigmento, tik blizgučiai auksiniai, tai visai kitoks turėtų būti vaizdas, pigmento irgi nėra. Mano nuomonė, efektas turėtų būti toks pats kaip ir į laką, nes binderis permatomas, lakas yra permatomas, tai mums dar lakas turėtų gražiau susidėti. Dabar tokia sistema bus čia tas pats, gausis kaip baltas perlas, 2 sluoksnių sistema, tai čia lygiai tas pats turėtų gautis. Tai dabar barstysim visą mašiną su binderiu auksiniu, tiesa dar spalvas, nebus tokia kaip buvo prieš tai, kaip kėlėm, dabar bus grinai tik tai auksinė. Stogą planuojam irgi galbūt perdažinėti į juodą. Tai bandom tada barstysiu su vienu baru ir vienu sluoksniu turėtų čia viskas mums gražiai užsidengti. Ir paskui prieš lakuojant pasimsim kažkokį kampuką detalės, užsipilsim antisilikono ir parodysim, kaip turėtų atrodyti nulakavus ir tada lakuojam ir darom reviewsą, kas čia mums gavosi. Tai ką, važiuojam. Ką, pacanai, blėt? Kaip savo kolega už bazarą atsakyta, blėt, ką aš galiu jums pasakyti, hebra, blėt. Prieš šitą dažymą dar galvojom su kolega, gal nahui darom įprastą spalvą, bet, blėt, mes turim pautus kūrų, kaip, blėt, kaip pas... Karočią, hebra, variantas gavosi ahujienas, susiliejo gražiai, nusidažė viskas gražiai ir ką galiu jums, hebra, pasakyti, blėt? Projektas juda toliau. Nusidažė ahujienai, spalva kitokia negu buvo prieš tai, dabar jinai tokia labiau auksinė, tokia ir turėtų jinai būti. Bus montažiukas, neblogas kaip jinai visa atrodo, bet, sakau, nusidažė ahujienai, stiklas susiliejo, viskas žiauriai gražiai, efektas ahujienas, belieka bamperiai ir visos huinės, kaip sakant. Apdailos turėtų būti juodos visos, ten lipai, huipai, spoileriai. Tai vad, blėt. Zaivy. Montažiuką? Montažiuką.